geras, žinant, kad jau praėjo 3 dienas po čempionato, tai tikrai daug ir vis tiek matos, kad ten kauniečiam krepšinis rūpi. Sakyt, pat prezidentūra nebuvo, bet į Kauną visgi atvažiavo, tai kodėl? Dėl to, kad Kaunas tai namai, o prezidentūra Vilniui, dėl to taip ir gausi, kad ten tą vakarą grįžom į Vilnių, tai yra tų reikalų, visi įsivažiuoja po klubus, aš irgi poryt išvažiuoju, taip kad yra labai nebaigtų darbų ir neišėjo. Šie apdovanojimai man tai jums reiškia kažką? Tai aišku, malonu, smagu, kad laimim kažką ir paskui susilaukiam to dėmesio ir iš miesto, ir iš šalies, iš valstybės ir smagiausiai, kad žmonėm smagu. Po finalinių rungtynių leidot savo komandą, alaus atsigerti ar gerai atšventėm? Ja, tai aišku, gerai atšventėm ir vis tiek tai yra didelis laimėjimas, tai atšventėm ir, kaip sakau, neužsišventėm, nes vėl praeina kelios dienas, bet vėl prasideda naujos varžybos, turi ruoštis sezonui su klubu, taip kad jau mintis dabar visų į klubus. Tie oficialūs priėmimai labai jau lygiai gerklės gavo? Ne, tai daug dievė, kad tik jų būtų, nes jų dažniausiai gauni tik tada jau kažką laimi, tai nėra kažkas tokio blogo. Aišku, jeigu labai jų daug būtų, gal nebūtų labai fainai, bet dabar viskas gerai. Dėkui.